Prašome susėsti, ponios ir ponai, tarp kitko, jo tik vieną ponę turim. Taigi, kaip būtų galima, kaip manoma, anksčiau įsitraukti, bendradarbiauti ir siekti bendrų, visiems naudingų tikslų? Ar jūs galėtumėt mums pateikti pavyzdį, jums tiesiog dabar šaunantį jums į galbą, iš tų trijų tų Alisterio paminėtų punktų? Kaip veikia gerai bendradarbiavimas, pavyzdžiui, pavyzdį galėčiau pateikti. Žinoma, sistema, kuri man geriausiai pažįstama žemės ūkio srityje, tai yra Jungtinės karalystės. Kai mes žiūrime į tokį atkūrimą, tam tikros slėnio atsodinimą, atkūrimą, tai yra didelis slėnis, kuriame mes tiesiog norime gražinti tą gyvybę, florą ir fauną, atkurti tokia, kokia jinai buvo. Taigi mes dirbame draugė su National Trust, su National England, kitais visais fondais, ūkininkų sąjunga, taip pat tais miškininkais. Ir jeigu kažkas netvyksta į mūsų tą bendrą diskusiją, tada negalime tikėtis gero posėdžio. Tai toks būtų kolaboravimo, bendradarbiavimo geras pavyzdys. Galbūt pradėkime nuo to, kad kiekvieną iš jūsų paprašyčiau pateikti teigiamą pavyzdį tarp verslo ir institucijų, valdžios institucijų teigiamo bendradarbiavimo pavyzdį, jeigu galėtumėt pateikti. O taip pat pasakytumėte, kodėl tai yra ta, kaip ir probleminės rytis, kad kartais sunkiai tenka skintis kelią vyriausybės, siekiant vyriausybės ar valdžios institucijų palaikymų. Ačiū labai, Živilė, už tai, kad paprašei pateikti pavyzdį. Žinote, aš pasakiau, aš ketinu būti viena iš diskusijos dalyvių ir žinau, kad moderatorė bus Živilė, o jinai visada prašys pavyzdžių. Ir tarp kitko, aš norėjau, galiu kaip teikti pavyzdį, tas Supergarden, mūsų startuolio pavyzdys, nežinau, ar mano kolegė Laura yra scenoje ar ne, auditorija turiu, aš kaip tai yra tikrai smagu, atsimenu, su ją kažkada svarstėme, kaip būtų smagu pateikti savo vaikams per pusryčių stalo sveiką maisto ir dabar įsivaizduokite, jos startuolis pasirašė sutartį su NASA. Tai yra tikrai įkvepianti istorija, tiesiog sveikų užkandžių startuolis sudominęs NASA. Taigi, ką jie darė, šitas startuolis, jie išplėtojo savo gerą idėją, rado tiesiog rinkoje nišą ir vyriausybė tada pati panorėjo su jais bendradarbiauti. Tai yra geras pavyzdys. Ar tai yra tikrai sunku įtraukti valdžios institucijas, kad jie nori galėtų bendradarbiauti? Pone Biersai, ką jūs pasakytumėte į tai? Politikos srityje mes kalbam apie tam tikras pasaulinius terminus, tai yra tvarumas, inovacija ir panašiai. Ir ką aš galiu pasakyti iš savo patirties, mes turėjom, pavyzdžiui, 60 turėjome įmonių atstovus ir mes pakvietėme taip pat ir politikos formuotojus. Ir tada pamatėme, būtent apie tai mes ir kalbame, kai kalbame inovacijas. Taip pat yra įvairiausių pobūdžių inovacijos ir man yra labai svarbu, jeigu nori bendradarbiauti ir su valdžios atstovais, tu turi juos pasikviesti, pristatyti, ties kuom tu dirbi, kas šiuo metu yra toje inovacijų stadijoje. Aš pats atstovauju Nyderlandams ir pirmąją savo profesinio kelio dalį dirbau Nyderlanduose ir dirbu žemės ūkio universitete. Tuo metu atvykdavo ministerijų, mokslininkų ir verslo atstovai. Jie iš esmės siekia išsilavinimo. Ir jie buvo išsilavinę. Ir manau, kad dabar iš esmės ta situacija keičiasi. Nes dabar ministerija tarsi dabar pritraukia į atstovų iš įvairių sričių. Ar jums atrodo, užtenka šaliai vieno žemės ūkio universiteto šaliai pakanka ar ne? Ir taip ir ne. Geras dalykas tai, kad ta bendruomenė yra susitelkusi viename taške, o bloga dalis, kad
kad yra tokia lyg susiformuoja ta lyg ir uždara, pernelyg uždara bendruomenė ir tu nematai ir negirdi, kas vyksta kitur. Ir kartais pamiršti kitų. Rokai, kaip, ką jūs darote kaip politikos formuotojas, kaip Business at OECD, ką jūs darote maisto ir žemės ūkio srityje? Kur jūs išvelgiate problemas? Manau, kad vienas iš tų svarbių dalykų, kuriuos mes daro Business at OECD, tai yra, manau, kad yra svarbiausia, kaip išplėtoti tą idėją. Kaip dalyvauti, pavyzdžiui, EBPO susitikimuose, įvairiuose posėdžiuose, kai mes galime tiesiogiai pristatyti tas problemas, tos iššūkius, su kuriais susiduria ūkininkai, verslininkai. Ir kokia galėtų būti tuos iššūkius padedanti įveikti, galinanti aplinka. Ir vyriausybės kartais nelabai nori klausytis, o tarpu EBPO yra labai noriai klausantis formatas. Tai yra privačiam sektoriui aš tikrai rekomenduočiau ieškoti tų galimybių pristatyti savo problematiką EBPO. Mes taip pat esame B20, didžiojo 20, B20 partneriai ir mes organizuojame savo renginį, tai yra kampanija ateičiai. Ir mes tuo metu kalbėjome EBPO atstovams ir vyriausybių atstovams. Ir tada mūsų tos diskusijos pavirto rekomendacijomis, kurios taip pat pateikė ir EBPO. Ir dėl to labai svarbu ne vien tik tai būti tuo reaguojančiojo pozicijoje, kai tiesiog vyriausybė kažką siūlo, o mes tiesiog reaguojam. Tinka mums tai ar nepatinka. Manau, kad reikėtų būti labiau patiems aktyvesniems, patiems eiti, siekti kontakto, ar tai būtų vyriausybė nacionalinė, ar tai būtų EBPO lygių vykstantys susitikimai ir tam, kad mes galėtumėme, užbėgdami už akių, jau žinoti ir patys siūlyti, kokie iš tų naujų galbūt sprendimų būtų priimtini ir paveikus arba ne. Ir tai yra tikrai labai svarbu užtikrinti dialogą, pavyzdžiui, tai yra nedideli ūkiai. Jie susiduria su daugybė iššūkių, tačiau lygiai taip pat jie kartais sugeba prisitaikyti prie inovacijų, naudoja technologijas, tačiau jiems nepavyksta savo tos veiklos pakelti aukštesnį lygį, taip galima sakyti, jį išplėtoti. Galbūt trūksta šiek tiek ir vyriausybės įsitraukimo ir būtina, kad vyriausybės ir verslo atstovai bendradarbiautų. Andriu, jūs jau išgyrė ponas Janulevičius. Taigi jūs atstovaujate Kauno grūdams. Kaip suprantame, jūs neseniai pastatėte 32 milijonų tokio greito tirpaus maisto gamyklą. Galbūt čia aš pasakysiu tiems, kas nėra susipažinę. Tai yra 300 naujų darbo vietų, 7,000 kvadratinių metrų gamybinio ploto. Ir jūs teigite, kad šita investicija sustiprins Lietuvos vaidmenį pasaulinėme tokio greito tirpaus maisto rinkoje. Taigi, kiek tame procese įsitraukė arba prisidėjo vyriausybė ir valdžia? Na, praktiškai neprisidėjo. Nežinote, kaip verslininkai. Verslai daro verslus ir be vyriausybių pagalbos. Ir tai yra savaime taip pat yra gerai. Ir manau, aš asmeniškai, kad taip ir turėtų būti greitai paruošiamo. Taigi, mes visada turėjome siekti tam tikro lyderio pozicijų. Na, aišku, ne visame pasaulyje, šiek tiek pradėjome nuo Europos mastelio ir pasirinkome konkrečią maisto kategoriją. Taigi, grįžtų Živilė prie jūsų klausimo apie tai, koks galėtų būti gero bendradarbiavimo tarp verslo ir valdžios institucijų pavyzdys. Aš galbūt taip bendrais terminais pasakysiu. Mūsų įmonė taip pat yra susijusi su žemės ūkio veikla. Mes ūkininkavome 20 tūkstančių hektarų, auginame grūdus. Ir manau, kad bendradarbiavimas yra labai gerai veikiantis vietoje.
Ir tie valdžios atstovai, kurie dirba mokėjimo agentūroje, kurie prižiūri laukus, tikrina ūkininkus, padeda jiems parengti savo verslo planus, tas bendradarbiavimas tikrai veikia puikiai. Jie supranta, kaip ūkininkai gyvena, jie supranta, kaip tos taisyklės nuolat keičiasi. Tačiau kuo aukštyn lipame, tuo daugiau problemų kyla. Ir kai kas sako, kad tikrai biurokratijos aparatas yra didelis. Ir manau, iš dalies taip, tai būtų galima suversti visus kaltinimus biurokratijai. Tačiau kaip einame į patį aukščiausią lygį, kuriame yra priimami politiniai sprendimai, tada daugeliu atveju per paskutinius 5 ar 7 metus mes stebime daug tokių spragų tarp to, ką priima ir nusprendžia komisija, ir to, kaip tai yra įgyvendinama praktikoje. Pateikite mums pavyzdį. Na, pavyzdžiui, 40% visų pasėlių iki 2030 turėtų būti auginami ekologiškai. Ir taškas. Arba viename kažkokiame ten politinėme dokumente sakoma, 30% visų cheminių trąšų tiesiog turėtų būti sumažinta iki 2030 metų. Jie taip pat sako, kiek reikėtų sumažinti karvių mėšlo kiekį. Bet vienintelis būdas, kaip pakeisti cheminius pesticidus, pavyzdžiui, arba trąšas natūraliomis trąšomis, tai yra naudoti daugiau karvių mėšlo. Taigi, ką aš noriu to pasakyti, kad kartais viena politinė nuostata prieštarauja kitai. Tai aš kaip suprantu, aukštesnėme lygyje kyla visada tų prieštarų. Na, aš dabar turiu labai atidžiai kritikuoti tuos esančius aukščiau manęs, jeigu nenoriu turėti problemų. Bet aš visiškai pritariu Andriui, kad yra tikrai ta tikrovė, su kuria susiduria daugelis mūsų tame sektorėje dirbantis žmonės, tas nutolimas nuo gyvenimo sąlygų tame laukuose. Iš tiesų, politikai tiek daug įveda naujų reikalavimų ir jeigu asmuo turi valdžios tam tikrą postą ir formuoja tą politiką ir tai savo priimamais sprendimais jie įtakoja žmonių gyvenimus, tada neturėtų tiesiog aklai užsibrėžti tam tikrų tikslų, jie turėtų žinoti, kaip tie tikslai paveiks žmonių pragyvenimo šaltinius. Ir tai yra tikrai nelengva padaryti. Tai kaip tai padaryti tinkamai? Jeigu mes kalbame apie tas sunkiasias technikas, aš atsimenu, viena iš tų buvo droną, aš mačiau jūsų skaidrėje. Dronais mes dabar gana dažnai naudojamės, tarp kitko, žemės ūkyje, savo laukuose. Per paskutinius 7 metus mes negavome jokios paramos įsigyti dronams. Mes tiesiog patys įsigijome juos. Tiesiog dėl to, kad technikos proveržis nestovi vietoje ir mes norėjome būti to dalimi. Panašiai kaip pažangieji, tie išmanieji telefonai tik atsirado, dabargi neįsivaizduojame asmens neturinčio išmanio telefono. Kaip tai nutinka dažniausiai? Technika žengia į priekį galbūt spartesniais žingsniais negu politika suspėja paskui. Ir mes kartais norime, žinoma, ta politika pati savaime, tai, kas yra pasakoma, viskas yra formuojama ir formuluojama vadovaujančiais kuo geriausiais ketinimais, mažiau taršos, geresnė dirvos kokybė, sveikesnis maistas ir panašiai. Tačiau kartais mes norime to, kas dar nebuvo išrasta ir tiesiog tada esi pastrigęs tame reikalavimų ir neįgyvendinamumo nesuderinami. Pavyzdžiui, mes neturime elektra varomų kombainų, pavyzdžiui. Netgi nėra biometanų varomų traktorių.
Nepaisant to, kad mes turime jau įmonių, kurios gamina biokūrą traktoriams, tačiau kol kas neturime mechanizmų, kurie naudotųsi tokį kūrą. Taigi mes neturime būdų, kaip užtikrinti 30-40% visos savo gamybos paversti ekologiniu ūkininkavimu, nepakenkdami ir užtikrinti tokią gamybą jau nualintoje dirvoje. Taigi negali tikėtis stulbinamų rezultatų, jos atitinkamai nepraturtindamas atitinkamomis trąšomis. Taigi, kaip suprantu, tikėkimės, ponia Birsai, jūs norėtume taip pat kažkiek pakomentuoti. Aš šiek tiek labiau pesimistiškas, nes viskas priklauso nuo to, kaip žiūri į įvairias inovacijas. Nes dažniausiai užtenka mažų dalykų. Gera kamera, kuri yra instaliuota mašinoje ir mes galbūt net neskaitome tą inovaciją. Tai jau dabar tapo norma, nauja norma. Ir kažin ar galima tai pavadinti pažangia inovacija, tai yra tiesiog palaipsniui atėjusi inovacija. Bet dabar pažiūrėkime, kiek visokių tiesiog į traktorių, paimkite traktorių, kiek daug technologijų yra įdiegta per 5 metus. Taigi aš galbūt aš galbūt šiek tiek kitaip į tai žiūriu. Aš galbūt ne visiškai suprantu su tuo, kaip Kristina vertina inovacijas. Ir aš papildysiu pasakydamas, kad man pirmoje panelės diskusijoje pritrūko vieno žodžio, tai yra švietimas visame kame. Ir vis mažiau investuojama į kvalifikacijos kėlimą, keitimą ir tobulinimą. Ir mums reikalingos geros priemonės, politikos priemonės, kurios būtų skirtos būtent ūkininkų kvalifikacijos kėlimui. Ir aš sutinku, kad technologijos žengia į priekį, bet ko trūksta, tai yra mokymas, švietimas, kvalifikacija, mokėjimas tomis technologijomis naudotis. Taip, mums visą laiką reikės daugiau maisto, bet kaip reikia paskatinti žmonės daugiau mokytis ir įgyti daugiau įgūdžių. Taip, tiesa, bet man atrodo, tai jau yra kartų dalykai. Aš esu pakankamai, vyresnio amžiaus žmogus, man tos technologijos nesvetimos, bet pasižiūrėkite į ūkininkus. Dabar jau matome, kad tos technologijos yra perimamos ir man tai kelia optimizmą, kalbant apie ateitį. Bet tiems, kuriems yra daugiau negu 60, vargu ar galima tikėtis, kad jie pasikeis. Grįžkime prie ankstesnio klausimą. Jūs atstovaujate inovacijų agentūrai Lietuvoje ir ta agentūra yra prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Ir kai kalbame apie agromaistą, jūs paminėjote vieną pavyzdį, bet jei kalbėsime apie sėkmingą bendradarbiavimą su verslu, tai galima paminėti ir Kauno Grūdų pavyzdį, ar ne, kurie sako, mums visai nereikalinga jokia valstybės pagalba, mums užtenka savų. Tai kur yra tas teisingas viduriukas, ar reikia valstybės paramos ar ne? Paskutinį kartą, kai apie tai kalbėjau su Andrium ant scenos, tai manęs vos neatleido iš darbo. Gerai, mes padedame įmonėms plėtoti produktus, vystyti produktus. Kodėl Andriui nebereikia mūsų pagalbos? Todėl, kad jisai jau turi gatavą produktą ir dabar jisai tik reikia pasirūpinti jo platinimu.
Tai kaip valstybė turėtų remti jaunus verslus, pradedančius verslus, kurių nefinansuoja jokie privatus investuotojai, nes tai yra per rizikinga. Tai man atrodo, kad čia ir turėtų įsitraukti valstybė. Valstybė mes turime įsitraukti tada, kada tai yra dar rizikinga. Mes turime padėti įmonėms suprasti, kada rizikos jau yra per daug ir reikia sustoti. Aš labai didžiuojuosi, man tikrai kelia didžiulį pasididžiavimą tai, ką daro Kauno Grūdai. Bet ir mes, tarkim, esame pasirinkę padėti ir Kauno Grūdams, jeigu jiems kiltų dar viena inovatoriška idėja. O iš kur įsimate inovatoriškų idėjų? Mes buvome pirmoji bendrovės, arba įmonių grupės bendrovė, kuri turėjo savo tyrimų skyrių, inovacijų departamentą. Ir tie žmonės iš tos skyriaus, jie yra netgi šiandien čia dalyvauja. Jie stengiasi gaudyti tas idėjas iš visur. Maisto pramonė, nesakyčiau, kad labai konservatyvi, bet pakankamai konservatyvi. Ir net mūsų įmonėje bent metus kalbėjome, ar mums reikalinga tas inovacijų skyrius ar ne. Nes jeigu jau yra paskirtas inovacijų skyriaus vadovas, tai visi tikisi, duok tu man tą novatorišką sprendimą, pasiūlyk inovaciją. Bet gerai, bet iš kur tie žmonės atėjo, iš kur jūs gavote? Radome mieste, sako Andrius. Mes iš tikrųjų surinkome tos novatorius, inovacijų skyriaus darbuotojus iš įvairių įmonių. Bet ką aš noriu pasakyti? Mes tam tikrą prasme bandėme prisiversti patys galvoti apie inovacijas. Nors realiame gyvenime tam kažkokio didelio poreikio nebuvo. Nebuvo to poreikio ir iš darbuotojų pusės, mes tik tai šnekėjome su vadovybe, su vadovais. Ir vadovai irgi dauguma manė, kad kam jos reikalingos. Bet mes prisivertėme apie tai daugiau pagalvoti ir po metų, po kelių mėnesių, po pusmečio, po metų pradėjome sudarinėti, pildyti tą inovacijų sąrašą. Dabar turime ilgą sąrašą ir po 1 sunkaus darbo metų mes jau galėjome pradėti kalbėti apie didelius novatoriškus projektus, gana didelio masto. Ir manau, kad vienas iš jų gali netgi pakeisti agroverslo aplinką visoje Lietuvoje. Ar galite pasidalinti tomis idėjomis? Ne, negaliu, bet kaip ir visos mažos ir didelės įmonės, mes turėjome prisiversti ir prisiversti nuspręsti investuoti, nežinant, kokie rezultatai bus. O dėl valstybės paramos, taip, valstybė turi sudeginti kažkiek tai pinigų, nes nesudeginę pinigų mes negausime netgi tų mažųjų novatoriškų projektų. O privačioms įmonėms praktiškai labai sunku sąmoningai pasiryžti deginti pinigus. Tai ar jūs sutinkate su tą mintim, kad kiekviena įmonė turi sudeginti pinigų tam, kad galėtų pasidžiaugti inovacijų rezultatais? Turime turėti omeny, kad daug inovacijų netgi nesukuria pridėtinės vertės, jos tiesiog nunyksta.
Tai nepamirškime to. Kažkaip tai reikia tai sukontroliuoti, bet mūsų patirtis rodo, mes perėjome prie tokios vadinamosios atsakingos inovacijos. Mes vertiname ir inovacijos proceso neigiamas pusės. Ar mes norime inovacijų proceso taip, kaip jis vykdomas Kinijoje ar Amerikoje? Ar mes norime būti lūzeriais, tais, kuriems nesiseka? Ar mes pakankamai traukiame ūkininkus? Ir galbūt tuo man ir patinka ta europietiška dvasia, nes nepamirštame ir apie tas neigiamas inovacijų pusės ir stengiamės jas suvaldyti. Manau, kad tai yra svarbus klausimas, į kurį dabar atsižvelgiama ir Horizon programuose. Ar kas nors norėtų pakomentuoti apie inovacijų neigiamas pusės? Taip, visi lengvai linkčioja. Dar vienas valstybės vaidmuo tai yra duomenys, kurie reikalingi sprendimams priimti, taip pat kurie reikalingi ir viešoms ir privačioms partnerystėms. Taip, duomenys. Taip, dėl duomenų, taip, bendrieji duomenys visada yra įdomus. Kitais atžvilgiais ne. Aš neatsimenu nei vieno konkretaus pavyzdžio iš mūsų sektoriaus, kad įgautumėm konkurencinį pranešimą prieš kitų šalių konkurentus dėl turimų duomenų, kurios mums suteikia valstybė. Visi duomenys. Tarkim, jeigu kalbėsime apie tą tikslę žemdirbystę, tai viskas yra grindžiama ūkininko duomenimis, tais duomenimis, kuris jis turi. Ir, pavyzdžiui, dėl klimato, praėjusią savaitę dalyvavau viename renginyje ir išklausiau įdomaus pranešimo. Vienas iš Lietuvos mokslininkų kalbėjo apie klimato pokyčius per pastaruosius 10 metų. Labai konkrečiai. Kuris mėnuo dabar yra sausesnis, kuris drėgnesnis ir kaip viskas pasikeitė. Iš to galima padaryti labai daug išvadų, kurios yra svarbios ūkininkams. Tokie duomenys tikrai yra svarbus. Aš nežinau, kiek tai remia, čia kur galima kalbėti apie valstybės teikiamus duomenis. Gerai. Tada aš noriu paklausti pono Starlingo, ar turėtumėm puoselėti bendradarbiavimą tarp duomenų turėtojų, valstybės ir verslo, siekiant tvaresnių rezultatų. Taip, sako ponas Starlingas. Nes tie duomenys, kuriais pasidalina šie skirtingi veikėjai, tokia įmonė kaip jūsų, ji turi būti puoselėjama kaip maža ugnelė, jinai turi būti saugoma kaip maža kibirkštis, kuri vėliau įžiebs didžiulę ugnį. Ir duomenų mokslininkai ir patys duomenys, iš tiesų, gerai, pasakysiu taip, kad duomenų yra daug. Ir valstybės arba vyriausybės yra didelės organizacijos. Ir kai kalbame apie vyriausybės, tai nebijokite bendrauti su tom dideliom organizacijom kaip vyriausybė. Kalbėkite apie duomenis, kurių jums reikia. Ir kalbėkite apie tai, ko reikia, kad jūsų ta kibirkštėlė galėtų būti palaikoma ir puoselėjama. Kalbėkite apie formatą duomenų, kuris reikalingas jūsų įmonėje ar žemės, ar ūkininkui. Kad ir kokia būtų užsiėmusi vyriausybė, turi būti kažkas, kas turėtų jums padėti, pavyzdžiui, tokia inovacijų agentūra ar panašiai.
taip, jeigu yra poreikis, tai tada vyriausybė turi būti pasirengusi imtis ir padaryti tai, ko reikia. Taip, be abejo, būtina. Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtumėm užtikrinti investicijų grąžą. Galbūt vidutinis ūkininkas galvos apie derlių, ne apie duomenis, bet mums reikia atskirti skirtingus duomenis. Duomenis apie įrengimus, apie pasėlius, apie derlius ir panašiai. Ir tų duomenų rūšių yra labai daug. Tad vyriausybė galėtų savo priemonėmis iškategorizuoti tuos duomenis ir parodyti, kuo jie gali būti naudingi ir plus užtikrinti tą duomenų saugumą. Duomenis teikia patys ūkininkai, tad užtikrinti jų duomenų apsaugą yra svarbu. Ar inovacijų agentūra gali pasirūpinti duomenų saugumu? Ne, iš tikrųjų, aš nesu žemės ūkio specialistė, aš galėčiau geriau pasisakyti apie sveikatos duomenis, bet saugumas yra svarbus visose srityse. O aš norėčiau dar šiek tiek reaguoti tai, kas buvo kalbėta anksčiau. Būsiu nepopuliari ir apginti tos tas vyriausybės organizacijas ir institucijas. Ar galime, pavyzdžiui, išspręsti širdies kraujagyslių ligų problemą šiandieną? Ne, jeigu nebendrausime su vyriausybė. Mums patinka skųstis, kad vyriausybė neklauso, nereaguoja, neteikia pakankamos paramos, bet paklauskime, ar mes iš tikrųjų kalbame. Mes esame, tarkim, viena iš agentūrų, kurios yra prie ekonomikos ministerijos, mes esame vykdančioji institucija. Ir, tarkim, kai mes prašome įmonių užpildyti apklausą arba klausimyną, kas užtruktų apie 10 minučių, mes gauname 10-15% tik tai iš visų tų anketų, kurias išsiuntėme. Tai ką kalbėti apie duomenis? Aš nežinau, kokia situacija žemės ūkio srityje, bet, pavyzdžiui, sveikatos srityje tai yra galimybė gauti. Yra institucijų, kuri suteikia informaciją, duomenis, kurių paprašote, bet gauti juos tikrai labai sunku. Andrius nori, manau, pasisakyti. Jūs minėjote, kad jūs viską pasiekėte ir be vyriausybės įsikišimo. Aš visą laiką esu toks, kuris sako ir, o ne arba. Bet kalbant apie duomenis ir kalbant apie komunikaciją, manyčiau, kad asociacijos puikiai užpildo visas spragas. Ir grūdų augintojų asociacija, paukštininkystės asociacijos, jos tikrai daug ką veikia ir daug ką nuveikia. Pavyzdžiui, Europos pieno asociacija, jie turi duomenis apie visas Europos valstybės. Jūs galite gauti duomenis apie pieno ūkį Vengrijoje ar kitoj valstybei. Ir AVEC, pavyzdžiui, yra kita asociacija, kuri veikia paukštininkystės srityje. Taigi, galimybių gauti duomenis yra ir per asociacijas. Bet jeigu netgi Lietuvoje pasižiūrėsite, tai pamatysite, kad yra didžiulis skirtumas darbo kokybės, kai ministru yra ūkininkas ir kai ministras nėra ūkininkas. Gerai, duomenys yra mano verslas, mano dalykas. Svarbu pripažinti, kad
Europos lygmenių yra vykdomos didžiulės programos skirtos duomenims. Mes esame čia naudojamės debesų kompiuteryje ir debesyse kaupiame labai daug duomenų, bet mums reikia sugalvoti, kaip visą tai geriau organizuoti. Na, vyriausybė turi savo vaidmenį be abejo, bet yra ir daugybė kitų reiškinių. Jūs jau minėjote, kaip apibendrinti visus duomenis arba tų duomenų apibendrinimas ES lygmenių ir jų pateikimas politikams, ūkininkams ir bet kam suinteresuotam. Na, bet man atsakymas, kaip padaryti taip, kad tie duomenys būtų naudingi, tai yra benchmarkingas. Standartų nustatymas, palyginamųjų tokių standartų, bazinių standartų nustatymas. Pavyzdžiui, jeigu turime 20, tarkim, kažkiek tai rodiklių, įvertiname kažkiek tai įmonių ir palyginame, štai yra standartas ir kaip mano ūkis atrodo, kaip mano ūkio našumas atrodo lyginant su tuo standartus. Nes duomenų, ūkininkai nori žinoti, kur jiems reikėtų pasitemti. Lygiai taip pat, kaip vyriausybės nori žinoti, ar jų politikos priemonės veikia, iš ko galėtų pasimokyti. Ar mes dirbame geriau negu Vokietijoje ar Nyderlanduose ir ką galime daryti kitaip. Tai taip. Jeigu žmonės naudojasi duomenys, vadinasi, duomenų kokybė yra pakankamai gera ir galiu pasidžiaugti, kad ES lygmenių yra rengiamos didžiulės programos skirtos būtent duomenų kaupimui, jų formavimui ir pateikimui. Yra keletas klausimų iš auditorijos ir dėkoju Jums už tai. Europoje privatus ir viešas finansavimas. Jis dar organizuojamas nacionaliniu lygmeniu ir tai apsunkina dalį mažiems ūkiams ar žemės ūkio bendrovėms. Jos negali plėtoti savo veiklos. Taip nėra Ispanijoje ir Kinijoje. Kaip galima įveikti šitą sunkumą? Mačiau gerų pavyzdžių per Horizon programą. Buvo suformuoti buvo pradėti didelės apimties projektai, buvo paskelbti konkursai, skatinant mažų vidutinių įmonių inovaciją ir dabar tai tapo praktiškai labai įprasta Horizon programos rėmuose. Projektuose dabar yra skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus ir, tarkim, per tokius tinklus kaip šis galima surasti ir bendrovių, kurios domisi tokiais projektais. Taip. Programos yra labai didelės būtybės, žvėris, kurie gąsdina, lygiai taip pat ir Horizon programa. Ir tą patį galima pasakyti apie bet kokią vyriausybės programą. Jos gąsdina. Aš pats tai žinau, bet jeigu yra žmonės, pavyzdžiui, per asociacijas ar kokie mentoriai, tai nesvarbu, kokio mažumo įmonė ar ūkis jūs esate, tai tie mentoriai gali padėti jums įveikti tą pradinę bandą, arba tą gali padaryti ir dirbtinis intelektas. Paklauskit ChatGPT.
Bet svarbiausia nepamiršti, kad galiausiai visos tos programos yra skirtos tam, kad finansai arba lėšos pasiektų pačią nuo toliausią, nuo šaliausią kampelį ar kaimelį. Ir svarbiausia yra įveikti tą baimę ir susirasti kokį mentorių ar kas padėtų konsultantą. Taip, mes Lietuvoje turime nacionalinių kontaktų tinklą, kurį teikia mokslo taryba ir viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog susirasti, nueiti ir pašnekėti. Tai jau tampa galbūt tokios asmeninės motyvacijos dalyku. Baisu gali būti, bet ir mes kaip inovacijų agentūrų mes labai irgi sėkmingai per Horizon programą prisijungėme subūrėme tokį konsorciumą ir mes veikiame labai aktyviai. Ir paslapties čia nėra jokios, reikia aktyviai ir sunkiai dirbti. Mokymasis iš kolegų irgi galingas veiksnys. Mes bendraujame su keliomis asociacijomis, pramonės šakų asociacijomis. Kai kurios iš jų yra tarptautinės asociacijos, bet savo sudėtyje turi nacionalinės asociacijas. Tai yra CropLife International, CropLife Europe ir daugybė kitų. Ir visos tos asociacijos padeda susižinoti ir susisiekti su kitomis asociacijomis. Reglamentavimas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, duomenų teisės aktai, ar jie padeda ar kliudo inovacijoms? Mano galva padeda, nes iš dalies mes visi norime geresnio duomenų valdymo. O jeigu kalbame apie duomenų valdymą, tai tada jau reikia kalbėti ir apie reglamentavimą. Bet ir čiagi vėl grįžtame prie klausimą, kaip dirbti su duomenimis, kaip dalintis duomenimis, kaip perteikti duomenis vyriausybei, kad priimtų protingus sprendimus ir tuo pat metu nepakenkti juos suteikusiems asmenims. Taigi, tai yra vienas iš esminių dalykų. Kalbant apie Europos reglamentavimą, manau, kad šioje diskusijoje mes nepalietėme vienos temos. Ir ta tema gali tapti labai aktuali per ateinančius metus. Ji yra susijusi su reglamentavimu ir maisto produktų gamyba. Net ir šiandieną įvairiose šalyse yra skirtingai reglamentuojami moksliniai išradimai ir panašiai. Pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti organizmai arba produktai, kurie yra leidžiami Pietų Amerikoje, bet neleidžiami čia. Nesakau, tai blogai ar gerai, bet taip yra. Mėsos gamyba irgi skirtingai reglamentuojama Pietų Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Inovacijos, kurios skirtos derlingumui didinti. Visos jos turi tam tikrus apribojimus, yra ta viršutinė riba. Pavyzdžiui, prieš 15 metų labai puikiai sekėsi tam hibridinių sėklų verslui, bet dabar viskas baigėsi. Tas pats pasakytina apie pieno sektorių. Ir manau, kad ateityje vyriausybės Europoje susidurs su dilema, ką daryti. Ar atverti tą Pandoros skrynę ir daryti taip, kaip daro kitos pasaulio šalys, nes kitos pasaulio šalys tai toliau darys.
tas pats pasakytina apie CRISP. CRISP irgi ateina į agrosektorių. Ir dar mes nesam labai apsisprendę, ar tai tinka mūsų mentalitetui ar ne. Bet visa tai turės didžiulę įtaką agromaistui. Taip, prieš 20 metų mes irgi kalbėjome apie produktyvumo apribojimus arba ribas. Tai bet matote, tos technologijos, naujos technologijos vis atsiranda ir aš nesu tikras, ar mes esame pasiekę tuos limitus arba ribas. Ar manote, kad duomenų projektus supranta, ar jie suvokiami mažesniems ūkininkams ar ūkiams? Aš visuomet sakau, kai kalbam apie inovacijos, o kaip su tais mažesniais ūkininkais. Bet kai kalbame apie duomenų interpretavimo sudėtingumą, tai turime nepamiršti ir tų technologijų teikėjų ir aptarnavimo. Kiekviena technologija turi būti aptarnaujama. Ir atsiranda nauji verslo modeliai. Ir nebūtinai kiekvieną kartą ūkininkas turi kažką įsigyti. Jie gali bendradarbiauti, susijungdami į kooperatyvus ir tada tiesiog pirkti paslaugą. Paskutinis klausimas iš auditorijos. Ko tikitės iš naujojo politinio ciklo Lietuvoje ar Europoje? Ir pagalvokite apie tai. Ir galbūt taip pat galite pasidalinti praktinėmis įžvalgomis, savo įžvalgomis apie tai, kaip naviguoti, kur link kreipti vyriausybės partnerystės. Tai atsakykite į šį klausimą ir galbūt pasidalinkite savo lūkesčiais, ko tikitės iš naujų vyriausybių ar naujosios komisijos. Aš nežinau daug ko apie Lietuvą, turėčiau žinoti, bet dėja ne. Bet kalbant apie Jungtinę karalystę ir Europos Sąjungą, tai aš matau, kad yra didelį įtampą kelia biudžetai. Ir, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės vyriausybė praktiškai triuškina ūkininkų lūkesčius. Ir ko mes tikimės? Mes tikimės, kad su mumis bus susėsta prie stalo ir kalbamasi. Jie tą padarys, vyriausybės tai padarys, jeigu paprašysi. Ir National Trust organizacijoje, pavyzdžiui, kai buvo kalbama apie vienos idėjos įgyvendinimą, mes kalbėjome su ūkininkais. Kai bandėme apgyvendinti arba pripildyti miškų žvėrimis, apie ką anksčiau kalbėjome, mes įtraukėme ir ūkininkus, ir medžiotojus, ir miškininkus. Ir ūkininkai gali apie tai kalbėti, jie gali kalbėti apie tai iš 50 metų perspektyvos. Ir branduolinių medžiagų saugyklas. Ar galima, pavyzdžiui, įrengti tas saugyklas po dirbama žeme, ar tai yra gerai ar negerai. Tai dar vienas diskusijų klausimas ir prie jo svarstymo prisijungia ūkininkai, gyventojai, jie žinojo, apie ką šneka. Tai ko mes tikimės,
kad ir apie ką kalbėtumėm, kad ir kokia dilema ar problema būtų sprendžiama, kad į tą diskusiją būtų įtraukti ir verslas, ir ūkininkai, ir kiti suinteresuoti žmonės. Kokie jūsų lūkesčiai, Katarina? Aš manau, kad aš patarčiau, kad nereikia derinti savo verslo strategijos su vyriausybės strategijos. Nes vyriausybės strategija yra trumpalaikė, tik 4 metų. Nebandykite įsiteikti vyriausybei, bandykite įsiteikti savo galutiniam vartotojui, nes būtent jie mokės už jūsų galutinį projektą. Tai va toks būtų mano patarimas. Ponas Birs? Na, kalbant konkrečiai, yra naujas instrumentas ES lygmenį, tai yra partnerystė. Ir mintis yra ta, kad Europos komisija nori nusileisti iš savo dramblio kaulo bokšto ir tartis su nacionalinėmis vyriausybės dėl žemės ūkio duomenų, dėl tos skaitmeninės inovacijos. Ir dabar yra daromas toksai apžvalga visų tų projektų, kurie yra vykdomi įvairiose valstybėse ir matome, kad daugelis valstybių daro tą patį. Ir bandoma tiesiog viską inventorizuoti ir tada papildyti ES lygio programomis. Ir mes jau matome pavyzdžių. Matėme pavyzdžių, kada kolektyviai arba suvienijusios jėgas vyriausybės gali nuveikti daugiau. O aš tikiuosi, kad aplinka nebebus tokia greita ir pasiutusi ir įsiutusi ir tokia pikta, nes vis sunkiau ir sudėtingiau užtikrinti poveikio aplinkai mechanizmus ir dėl viso to atsiranda sunkumų ūkininkams. Aš tikiuosi, kad ir Europos komisija ir kiekviena nacionalinė vyriausybė atkreips dėmesį į EBPO. O aš tikiuosi, kad visos vyriausybės bus racionalesnės, gerokai racionalesnės ir arčiau prie realybės, kad galvos daugiau apie konkurencingumą. Europos Sąjunga jau praranda ištisus sektorius dėl konkurencingumo stokos. Pažiūrėkite į elektromobilių sektorių. Tai bent jau maisto pramonėje nepraraskime konkurencingumo. Europos Sąjunga buvo numeris 1 pasaulyje, tai pagalvokime apie tai ir nepraraskime tų pozicijų. Jeigu būtumėte žemės ūkio komisaras, tai koks būtų jūsų pirmas žingsnis, kad užtikrintumėte, neprarastumėte konkurencingumo? Pasamdyčiau 10 angliškai kalbančių ūkininkų ir pasitarčiau. Bet aš žinau, kad tai nėra taip paprasta. Bet politikos negali būti kuriamos kabinetuose, toli nuo visko, toli nuo žmonių ir aš nieko nenoriu žeisti. Tų politikų negali kurti žmonės, kurie apie žemės ūkį skaito iš laikraščių. Dėkoju. Dabar padėkosiu visiems pranešėjams ir prieš